moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Pirmą kartą Lietuvos moksleivių krepšinio lygos istorijoje būrys talentingų jaunosios kartos krepšininkų turėjo galimybę treniruotis ir išgirsti patarimų iš tokių krepšinio specialistų kaip Rimas Kurtinaitis ir Jurgita Štreimikytė-Virbickienė. Surengtoje generalinėje treniruotėje prieš nenumaldomą artėjančią MKL visų žvaigždžių dieną, kurioje dalyvaus net 300 Lietuvos krepšinio talentų, merginos ir vaikinai įdėmiai klausėsi Kurtinaičio ir Štreimikytės-Virbickienės patarimų. Ryžtingai atlikinėjo užduotis, o už nepataiktus metimus karts nuo karto netgi buvo baudžiami atsispaudimais. Prieš treniruotę tiek Rimas Kurtinaitis, tiek Jurgita Štreimikytė-Virbickienė pripažino, jog nepažįsta nei vieno jaunuolio. Tačiau mėgins jauniesiams žaidėjams įžiebti dar daugiau ryžto ir noro siekti krepšinio aukštumų. Jiem pabandysiu išaiškinti šiandieną, kad krepšinis tai yra visų pirma, ant kurio laikosi, tai yra 3 banginiai. Reiškia, sugebėjimas išgirsti trenerį, sugebėjimas suprasti, ką treneris nori tau pasakyti ir tada jau viską tą perkelti į treniruotę, dar geriau į varžybinį procesą. Reiškia, jeigu į tą filosofiją įsigilins ir mokės klausyti, nes daugelis žaidėjų, kaip pasakai, reikėjo daryti tą, ne tai trenerė, aš buvau ten. Reiškia, jei žmogus iškart jau paruošęs atsakymais, net neklauso, ką treneris ar mokytojas sako. Aš išvelgsiu pačių panelių norus, kad būtų trumpa, koncentruota, tai, ką jos nori matyti, tai, ką jos nori išgirsti ir pabandysim atlikti ką nors. Pabandysiu tą išaiškinti apie tą klausimą, supratimą, įgyvendinimą trenerio minčių. Na, jei supras, bus gerai, nesupras, dirbsim toliau. Talentingiausiams Lietuvos jauniesiams krepšininkams Rimo Kurtinaičio ir Jurgitos Štreimikytės-Virbickienės treniruotė paliko gilų įspūdį. Įspūdingai patiko. Treneris davė naudingų patarimų, kurie tikiuosi pravers man gyvenime. Patiko, tai su Štreimikyte vis tiek įdomu buvo. Paaiškinau visokių ten technikos pratimų darėm. Patiko. Pasakė daug teorijos, ką mums turėtų reikšti krepšinis, kaip mums pasiekti to, ko mes norim. Aišku, parodė daugumą pratimų, kurių gal net ir nežinojau, kuriuos daugumą žinojau. Ir pamėtėm, pasakė, kas blogai, ką reiktų tobulinti ir viskas. Apšilę kojas ir išlieję pirmąjį prakaitą mažojoje Lietuvos Ryto arenoje, vaikinai ir merginos jau penktadienį žengs pirmosius žingsnius ant 11 000 žiūrovų talpinančio Siemens arenos parketo. Ten vyks moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena. Tikiuosi gerai praleisti laiką, pasimėgauti žaidimu, pabendrauti su draugais, susipažinti su kitais ir kad būtų linksma. Mesiu tritaškius, tikiuosi laimėti gal. Gal ir ne, bet vis tiek. Paskata kažkokia yra. Siemensą reikėtų įkrauti kašę, aišku. Čia nėra kalbų, kad neįdėsiu. Vasario 19 dieną, penktadienį, 13 val. Prasidėsiantis renginys Ateities krepšinio žvaigždės šiandien 2010-ieji laukia visų krepšinio mėgėjų norinčių išvysti augančius mūsų šalies talentus. 1, 2, 3. Bravo! Lietuvos moksleivių krepšinio lygą remia Karūna. Tave palaiko Pildyk.